Va, koks ramus vakaras. Viskas sužaliavo. Pasikeitė nuo paskutinio karto, kai aš buvau čia. Tai va. Noriu vėl keletą minčių pasidalinti apie rytoj būsimą gegužės 9. Daugumą tikriausiai žinot, kas yra gegužės 9. Tai pergalės diena. Tik va, ta pergalė tokia biškai iškreipta ir kvestionuodama. Ir stebint socialinę erdvę, man įdomu bus pasižiūrėti, kaip rytoj ponė Švenčionienė su savo sėbrais ir šiaip visas tas kitas kontingens bandys ale švęsti, provokuoti, net nežinau, kaip čia pavadinti ir ką švęsti. Tai vat, biškai plačiau pamačius, daugumą tų žmonių, kurie atsimena, kurie žino, yra bent jau vyresnės kartos atstovai. Ir jie turėtų suprasti vieną dalyką, kad tapatinti šių dienų Rasiją su Sovietų Sąjunga yra tas pats, kas tapatinti Mercedesą su Zaporožiečiu. Čia yra du skirtingi dalykai. Kodėl aš tai galvoju? Man teko kažkada dirbti su tokiu vienu vyriškiu, kuris senais laikais buvo Strojbate. Kažkur ten šiaurėje, nepasakysiu konkrečiai kokiam Rusijos miestui. Ir jis man labai daug papasakoja apie Sovietų Sąjungos griūtį Rusijoje. Tai jūs dabar įsivaizduokit tokį atitikmenį. Visas tos Sovietų Sąjungos šalis, 15 tų respublikų, jos vienodai subyrėjo. Gal Kazachstane, Uzbekistane ten truputėlį kitokie procesai. Ten truputėlį galbūt kitokios visuomenės, bet paimkim tą pačią Ukrainą, Baltijos šalis, Moldova. Aišku, man labai nepatinka tapatinti Baltijos šalių su visom tom posovietiniu pasauliu, bet yra kaip yra. Ir jūs įsivaizduokit, jeigu mes nebūtume Europos Sąjungos įstoję, tai visas tas 90-ųjų metų chaosas būtų tęstinumas iki šių dienų. Tai tiesiog didžiulis nusikalstamumas, visur būtų korupcija. Aišku, korupcija neegzistuoja mažiau ar daugiau visur. Bet taip kaip buvo tada ir kaip yra dabar, yra didelis skirtumai. Ir va, aš tiesiog ir norėčiau pasidalinti tom, kad dauguma vyresnio amžiaus žmonių, kurie, aš suprantu, ilgisi jaunystės dienų ir tas savo jaunystės dienas tapatina su Ruski mir, su Sovietų Sąjunga, turi suprasti vieną dalyką, kad tų Sovietų Sąjungos principų nebėra ten. Ten yra dar žiauresnis, dar bjauresnis pasaulis Rusijai, Ruski mir, kuris yra persmelktas kalėjimo gyvenimo epitetais, vadinamom paniatkim. Visur, kur tik benaisi, visose sluoksniuose tas pats. Ir apskritai ten tokia visuomenė, kur jeigu esi silpnas, tave engia,
muša ir taip toliau. Ir aš net nežinau, kartais pamastau, kas tiem žmonėm čia, kurie gyvena, tarkim, šių dienų Lietuvoje nepatinka. Nu, visi tie protestai, visa kita, tarkim, prieš nekilnojamą turtą. Mokesčius reikia mokėti visur. Visur. Pabrėžiu visur. Paimkim tą patį Somalį. Jūs galvojat, kad ten mokesčių nėra, ten yra kitokie mokesčiai. Ten jūs mokėtumėte tiesiog mokesčius, kad galėtumėte egzistuoti, gyventi kokiam nors Somalio gaujom. Taip ir pas mus. Šiai dienai pas mus yra bjauri neeilinė situacija. Apskritai Europoje, tiek Ukrainai, tiek Baltarusijai, visur. Ir viso to kaltininkas yra Putinas. Jisai galėtų visas tas lėšas, kurias, pavyzdžiui, skiria visokiam tam, sakykime, botų fermom, trolių fermom, visai tai kariniai avantūrai, ką jisai pradėjo Ukrainai skirti. Tiesiog žmonių geroviai Rusijai. Ir aš manau, tada patys mes, Pabaltijo valstybės, Lenkija, Suomija, norėtumėm turėti biznio reikalų, apskritai lygiuotis ir galbūt netgi važiuoti gyventi tenais. Bet mes visi puikiai žinom, koks ten pasaulis yra. Ir visi iš tų, tarkim, žmonių, kurie rytoj švęs gegužės 9, jie kažkodėl sėdi čia, jie nevažiuoja ten. Tarkim, mano vienas giminaitis nepriseniausiai išvažiavo pagyventi Londoną. Tiesiog žmogui patiko tas didelis miestas, tas bruzdesys, viskas. Kiti pažįstami nepriseniausiai įsigijo butą Ispanijoje. Jiems patinka klimatas. Ispaniška kultūra, maistas, viskas. Šitiems visokiems švenčionienėms, lekstučiams, visai kitai tai auditorijai, ar kaip čia jas pavadinti. Nežinau, norėčiau palinkėti tiesiog, pabandykite išvažiuoti, pagyvenkite ten. Jūs rasit, žinot patys, ką jūs rasit va šitokią pelkę, raistą ten. Tai Ir aš suprantu, visas tas yra daroma ne veltui. Žmonės galbūt yra ten grupė žmonių, kurie daro tą iš, sakykime, yra toks angliškas terminas useful idiots. Bet dauguma jų daro visą tą reikalą už pinigus. Kas kaip moka, tas taip gyvena. Kas kaip sugeba, tas iš to gyvena. Bet kaip ir kažkada sakydavo mano kolega, you make decision, then you face the consequences. Tai Ir įdomu tiesiog bus pasižiūrėti, kas ten rytoj dėsis apskritai, kai pasižiūri, tarkim, vokiečiai šaunuoliai. Berlyne uždraudė visą tą simboliką sovietinę. Apskritai aš vietoj jų, tarkim, žmonės, kurie propaguoja visą tą, aišku, jeigu jie neturi pilietybės, aš jas deportuočiau lauk. Aš jos be jokių ceremonijų tiesiog deportuočiau lauk ir viskas. Nes aš manau, islamiškasis fundamentalizmas, sunni islamiškasis fundamentalizmas ir šita vatinė ideologija, jie yra vienodai pavojingi. Mums, europiečiams. Tai mano šių dienų tokie, sakykime, pamąstymai. Ir tokia mano nuomonė tiesiog. Tai ačiū už jūsų laiką. Sėkmės.